žodžiu, dabar labai skubiai filmuoju, nes neaišku, ką jie sugalvos toliau. Esmė tokia. Šitas modelis taikomas labai senai, jau daug metų. Su manim susisiekė ne vienas žmogus, kuris pasakoja lygiai tą patį, ką aš visiems bandžiau papasakoti. Šitaip yra grobiami vaikai, pasitelkiant vaikų teisų tarnybą, socialinius darbuotojus, mokymo įstaigas, gydymo įstaigas. Žurnalistai nesikiša. Žodžiu, policija, visos tarnybos veikia išvien. Gelbėkit savo vaikus. Čia ne, aš nežinau, kas bus toliau. Mano vaiką kol kas man namus gražino tik viešumas. Modelis yra visur vienodas. Visų pirma prisistato ir neįgalus vaikai, ir netgi sveiki vaikai padaromi neįgaliais. Prisistato tarnybos. Suranda priežastį. Arba moteris turėjo neįgalų vaiką ir vis bandė gauti pagalbą į namus. Jų suaugusi didelį vaiką. Visiškai pralidžiuoti ir taip toliau. Šiauliuose. Niekur negavo pagalbos ir turėjo pasirašyti popierius, kad jie reikia socialinių paslaugų, kaip priverčia socialinių paslaugų, kad gauti pagalbą integraliai į namus. Ir tuomet pradėjo vaikšti socialiniai darbuotojai, klastoti, kaip mano atveju, visus tuos, nežinau, ataskaitas, protokolus, kad yra bardakas, nors nėra bardako, kad vaikas neprižiūrėtas, nors prižiūrėtas ir taip toliau. Toliau tas pats modelis. Policija nelegaliai paima vaiką, sugalvoja priežastį. Žodžiu, prie moters prisikabino taip, jei taip pat kaip man su mokymo įstaigom nieko nepavyko, mokymo įstaigos vis nepasirašydavo dokumentų, nebūdavo, vaikas buvo sveikas, antras vaikas, mergaitė sveika, niekaip nėra vietų, vietos yra labai toli, o jinai prižiūri gulinti sūnų, taip toliau, saugusi vietos labai nėra arba labai toli, tuomet tu kalta, kad tu neįrašai ugdymo įstaigą, tuomet vaikas turėjo eiti pas dantistą ir tuo pačiu metu paskyrė psichologinę žodžio ekspertizę vaikui raidai nustatyti, nors vaikas buvo mergaitė, 7 metai prieš mokyklą, žodžiu, ir padarė taip, kad vaikas buvo nenuvestas, nes reikėjo rinktis ar dantistas dėl mokyklos, ar psichologinė tarnyba. Ir buvo vaikas paimtas su policija. Vaikas su policija buvo paimtas todėl, kad buvo suklastoti įrašai, kad motina žudosi, buvo iškviestos visos tarnybos, policija gaisrinė laužėsi į namus, nors niekas nesižudė. Ataskaitui policijos parašyta, kad mama viena su neįgaliu tuo sūnumi dideliu ir mergaitė. Ir nors namuose buvo 2 suaugę kiti žmonės, ar nesuaugę, nebeprisimenu tiksliai, tu patikslinsi. Žodžiu, įrašyta, kad motina žudosi, nes nieko panašaus nebuvo, policija išvežė mergaitę, toliau teismai mergaitės negrąžina, jinai vaikų namuose, neleidžiama susitikti, neleidžiama bendrauti, vaikas iškart pristatytas į pedagoginę tarnybą, prirašyta, kad jinai ten nesveiko proto vos ne ir taip toliau, jinai prišerta vaistų, jau kai mama pirmą kartą pamatė mergaitę, tiksliau mama, brolis, sakė, mergaitė nesiorientuoja aplinkoje, viskas ten, ir tarnybos iš sveiko vaiko padarė daržovę praktiškai. Ir visos psichologų išvados, visi tie psichologai veikia, psichologinės tarnybos kartu. Aš nežinau, žmonės, jūs suvokėt, kas vyksta? Tai vyksta visoje Lietuvoje jau daug metų. Aš buvau pirma, kuri pradėjo viešai kalbėti, nes aš nežinau, kaip išgelbėti mano vaiką. Žodžiu. Motinai neleido susitikti su vaiku niekaip. Visi teismai atmetė jos prašymus. Jinai niekada negavo integralios pagalbos, nors gulintis ligonis, tas vaikas suaugęs pas ją. Nešioja iš 2 aukšto, negavo nei socialinio būsto, nieko negavo, pritaikymo, nei pagalbos į namus, visi prašymai atmesti, socialinių paslaugų centrų ir taip toliau. Žodžiu, susėdė sveikatą, nes turėjo iš 2 aukšto nešioti 30 kg su virš sūnų. Nei pritaikymo, pritaikymo nieko, nei pagalbos į namus, nors gulintis ligonis, sūnus. Ir toliau vyko teroras, sugedo sveikata, moteris palūžo, kiek į teismų kreipėsi, kiek pinigų sukišo jos giminaičiai ir taip toliau. Visi advokatai, kaip ir man, vienas advokatas nesutiko tada įimti Šiauliuose, pasakė, tu prieš sistemą nepakovosi, atiduok vaiką ir viskas. Ir žodžiu,
Visi teismai nusprendė, kad vaiką jai nepalikti, nors visi teisininkai, turėjo teisininką, sakė, čia nėra jokios bloš, nėra jokių įrodymų, nėra nieko. Visos apeliacijos atmestos, vaikas socialinėse, vaikų namuose, neleidžiama susitikti, buvo perduotas telefonas, kuris dingo, išsijungė ryšys ir kortelės dingsta ir nėra jokio ryšio su vaiku. Neleidžiama susitikti, neleidžiama bendrauti, viskas idealiai padaryta, randa prie ko prikipti, iš vis prie dulkės ir taip toliau, neleidžiama niekai bendrauti, jokio ryšio palaikyti. Vaikas nežinia, kas jam daroma, kad jisai išsveiko 7 metų vaiko, kuris dar padėdavo mamai namuose, ta prasme normalaus įsivystymo vaiko, protingo, labai savarankiško, labai padarytas neveiksnus praktiškai. Ir visi teismai pralaimėti. Viskas kaip man mokykla, negauna mokyklos, mokykla manęs nevežiojo, socialiniai klastoja, vaikų teisės, policija grobia už nieką. Va taip man ir TV pagalba vasarą sakė, kaip tu nenusižudai, ruošia. Ir čia ir Gerda kalbėjo apie psichiatrus ir taip toliau ir visur. Ir man tipo juk siuntė psichologą 10 spalio 26 dokumentuose yra oficialiuose vaikų teisių, nors jis neatėjo, aš tam įrašą ir įkėliau socialinės, kad jis neatėjo, nes turėjo būti ataskaita, jeigu yra įrašas ir ataskaita, kažkoks vertinimas mano, nors jis net nebuvo pas mane atėjęs. Aišku, aš turiu būti arba psichiatrinė. Taip, nes nebuvo priežasčių paimti vaiką, vaikas paimtas dėl to smurto, kurio nebuvo, kur panaikintas orderis kaip neteisėtas, paimimas neteisėtas, tai buvo pagrobimas, policija pagrobė mano vaiką ir mane spaudė ir komentarai, ir skambučiai, va, ir su būtu, po metų iš būto, Daiva taip pat susijusi, nežinau, ar šlėky susijęs ar ne, tikiuosi jis nesusijęs, jeigu šlėky tu matai, ar tu bent suvoki, kas vyksta su ta Daiva. Ir mane spaudė nusižudyti, man nešė alkoholių, siūlė eiti į klubą, lindo žmonės, aš negėriau, nei lašo, aš nesižudžiau, aš tvardžiausi, likau kuo stipresnė, kuo ramesnė, nors buvo ir iki šiol skambučiai, komentarai, tie matė atsiųsti, daurai komentaras toks kainuoja, žodžių, tasai psichiatrai ir panašiai, vaiką reikia paimti smurtas. Ir čia yra schema, kuri senai vykdoma ir taip paimami vaikai ir išvežami organams. Ta moteris sakė, kad vaikas jau ruošiamas į užsienį. Vaikas iš sveiko, savarankiško vaiko yra padarytas. Žmonės, kas nors, jūs matot, kas vyksta. Tai vyksta visoje Lietuvoje jau daug metų. Žiniasklaida nesikiša. Nežinau, kodėl žiniasklaida nesikiša. Vienintelis, kas grąžino man vaiką į namus, tai aš viską viešinau. Ir man iš tiesų ir dabar skambino, mano giminaičiai iš tėvo pusės, su kuriais nežinau, kiek metų nekalbėjau, bandė pasakyti, kaip mane palaiko ir taip toliau. Ir galiausiai trink tiktoką, nieko neviešink. Netgi per juos bandė prieiti. Per visus. Čia yra mafija. Legali mafija. Nelegaliais metodais. Visos tarnybos. Policija, vaikų teisės, socialinių paslaugų centrai, medicinos darbuotojai, psichikos centrai. Aš nežinau, kur kreiptis ir ką daryti, kaip apsaugoti vaiką. Nes man pripaišys nežinia ko dėl tų mokyklų, kaip mokyklos suklastojo viską, kad tipo vaiko specialiai nori vesti, nors visi žino, kad psichologai, epileptikai geria tokius sunkius vaistus ir taip toliau, jam reikia daug poilsio, miego, triukšmo negali būti, ta prasme, kai jis miega. Jį gali sužaloti kiti vaikai ir įtampa ir stresas ir tiesiog priklauso tokiam vaikui mokymas namie. Integralios pagalbos aš negavau šią savaitę, nei ketvirtadienį, nei penktadienį, nors vaikas nuo trečiadienio namie, niekas netėjo tie patys metodai. Bandymas paversti tipo neveiksnė, psichopatė, nestabilę, nusižudyti priversti, tipo tais komentarais, skambučiais, grasinimais, spaudimu, kad dėl būtų ir taip toliau. Taip reikalingi neįgalus vaikai, protiškai neįgalus, organai geri. Tai vyksta labai senai, Garliavą prisimenam. Ar kas man žino, kur tas vaikas? Aš nežinau, ką daryti. Kaip apsaugot, aš nežinau. Va, moteris verkia, sako, aš nebeturiu jėgų, sveikatą suėsta, nukankinta, nes nešioji tą vaiką pagalbos, negauni iki liklių nieką.
Ir tą patį bandė padaryti, jin sako, aš noriu mirti, jin sako, ne, sako, padėk man, Kristina, aš sakau, aš nežinau, kaip savo vaiką nuo jų ištraukti iki galo. Aš esu įrašyta į riziką dėl dabar tiek laiką be pagrindo,